su klasės draugais ruoštis viktorinai. Buvo įdomu sužinoti apie sveiką mitybą, taip pat sužinojau apie dantis. Mes patekome į nugalėtojų sąrašą. Viktorinos užduotys dauguma buvo lengvas, tačiau kai kurios vertė pamastyti apie sveiką gyvenimo būdą. Patiko, kad užduotis galėjome daryti kompiuteriu. Man labai patiko ten, kur reikėjo sudėlioti žodžius. Sūris, braškė, ropė. Patiko kryžiažodis, nes reikėjo pagalvoti ir prisiminti, ką girdėjome per įdomią pamoką. Kas man? Man patiko, kaip atrodo visos daržovės ir labai pamačiau, kaip atrodo. O ką sužinojot naujo? Aš sužinojau, kad daržovės skirstomos yra į lapinės, vaisinės, žiedinės, augalinės, stieginės ir šakliavaisinės. Išskaičiavome. Lenktyniavome. Turėjome pagalvoti. Sužinojome daug naujų dalykų. Išbandėme savo jėgas. O kaip sekėsi? Puikiai! Laimėjome daug prizų! Ačiū organizatoriams! Man labai patiko, kaip buvo užduotis kaip gramatika. Ir tada ten reikėjo, kita užduotis patiko iš lengviausių, kad reikėjo parinkti kuo daugiau mėsų ar daržovių. Ir kitais metais irgi dalyvausiu. O man labiausiai patiko, kur reikėjo pasakyti, kiek berniukas lanko dienų į 3 savaitės futbolo treniruočių ir kur reikėjo pažymėti, kur grikių žiedai. Mums labai patiko viktorina, o labiausiai mums patiko, kai mes batą mėtėm. Ką auginame Lietuvoje? Agurkus, obuolius, uogytes, obuoliukus. Ar būsi ūkininkė užaugus? Būsiu ūkininkas, tai esu auginčiau šuniuką katytę. Patys sėjom ir auginom, bičiulius visus vaišinom. Viktorinui dalyvavom, daug sportavom, lenktyniavom, gėrėme daug limonadą, košę valgėme lyg šokoladą. Man labai patiko užduotis, kur reikėjo suprasti aplinką. Aš labai noriu padėkoti už šitos visus prizus priskyrusius mums, mūsų komandai. Man labai patiko filmukas, ką valgė žmonės anksčiau. Man labai patiko filmukas, kur sužinojom, kad arbūzas yra uoga. Aš sužinojau, kad braškė yra ne uoga, o vaisius. Mums įdomino pieštukas, augantis ir mums įdomu sužinoti, ar ten yra sėkla.